Labas žmonės mėlyje, šiandien pabandysim du įrankius Gardenos. Atrodo, kad neblogi, bet norėčiau, kad pamatytumėt kartu, kaip dirbu. Pirmiausia, tai norėčiau parodyti vieną tokį dalyką, kaip žmogus nepavargtų rankom. Vat yra rodiklėlė. Mano ranka dilga, aš plati ranka, didelė, aš galiu pasidaryti maksimumą. Vot kaip išžioja. Arba aš kerpu plona šakutės. Tai ką man reikia, kad mano spiruokliai iššoktų iki pat galo. Visą laiką ranka pavargsta. O dabar aš nusistatau tokį vidutinį lygį. Ir dabar šiek tiek genėjimų ir žiūrėt, kaip dirba sekatorius. Kad ašmenys būtų, reiškia, labai gerai, kad bet sekatorių reikalinga turėti iš vienos pusės visą laiką. Matot, yra tokia užkarpėlė ant apatinės galaštės. Tai netgi ne galaštė, o atrama, bet yra iš kairės pusės tau, jeigu tu turi dešinrankis. Tai visą laiką sekatorių reikia taip dėti, kad prisiglaust ašmenim prie medelio. Ašmenim. Nu ir, kaip matot, kerpa nuostabiai, sekatorius dirba. O, mes turim dar vieną dalyką, kad yra sausa šaka, o sausom šakom yra kitas sekatorius, kuris labai turi didelę jėgą. Tai yra tokia sustriškė, matot, sausom šakom, matot? O, bevelnio gerai kerpa. Taip. Čia yra pramoninis sodas, pasodita kas pusantro metro medelis nuo medelio. Ir mes dabar galim laisvai pamatyti tokį dalyką, kaip toks sekatorius gali iškirpti šaką. Žiūrėkit, superinis dalykas. Vat kaip matot, mes čia suformavom vieną patinį vainiką. Mums per daug labai, niekados nereikia turėti tokių dvi šakų, reiškia ragatkių, dviejų, o dabar viršutinė šakutė taipogi. Mes tik tai visą laiką sekatorių glaudžiam sekatorių, reiškia, gelaštę į apačią, o, atlenkiam šoninius, na ir dabar sutvarkom pačią viršūnę. Matot, viršūnė yra taipogi tokis, kai mes vadinam šiokiai, kurie ten nieko nesuprasi, kas čia auga. Tai mes visas šakutės panaikinam smailių kampu, от kurios prilinkia prie to. Visus smailių kampu panaikinam visas šakutės. Opa. O. Ir dabar mes turim, matot, jau dabar viršūnėlė yra visom bukom šakom. Taip. Ir dabar dvi viršutinės šakutės būtų gerai, kad ant šoninio pumpuro taipogi pakirtų, ant šoninio pumpuro gražiai. Tada iš čia šakutė išaugs atsilenkus į apačią, taip. Dar šakutė atsilenkus į apačią. Ir dar šakutė atsilenkus į apačią. Nu ir mes turim viršūninį pumpurą ten su žiedu, mes jį nukarpam. Ir mes turim faktiškai nugenėtą medelį. Aišku, ten iš apačios toks bruzgas yra taipogi nereikalingas. Nu va. Šitie medeliai yra geniami ašinė forma. Formuojami, tiksliau, ašinė forma. Kaip mato, čia yra daug ir samanų, ir kerpių, tai yra ekologija. Tokia, aš per daug trąšų ir chemikalų nenaudoju. Krūvą turiu anūkų, kurie valgo tuos vaisius ir aš pats labai valgau. Mes nelabai naudojam kokios nors didelės chemijos. Kiek būtinumas, 2-3 purškimai, sakysim. Bet genėjimą, tai mes vis tiek norim, kad saulė prapūstų, nes tankiai medeliai pasodyti. Ir va dabar žiūrėkit, koks reikalas dabar. Man reiškia, šita šaka yra storesnė už visas kitas šakutės. Ir įkreipia medelį. Arba mes ją galim panaikinti visiškai, arba palikti ją trumpesnę, trumpom šakutėm vaisinėm. Tai, mes galim ir panaikinti, bet šitoj vietoj nėra šakos. Bet jeigu mes panaikinsim ją, pritrumpinsim tik tai, pritrumpinsim taip kaip mum, tai šitoj vietoj mes turėsim obuolius ir mum nieks netrukdo. Dabar šitą šakutę dengs šitą. Tai mes truputį šitą šaką viršutinę taipogi skriaudžiam. Ir visos šakos ant šito medelio turi būti vienodo storio ir vienodo dydžio. Matot, išformuota, taip? Šitą šakutę, jeigu būtų kita vaisinė šaka, šitą šaką būtų visai gerai numesta. Bet kadangi šito vietoj tuščia nieko nėra, mes ją palikom. O dabar čia taipogi. Dvi šakos, kurios viena kitą dengia, šitą storesnė, jų atidirbus, mes ją kerpam laukan. Dabar šitą šakutę, matot, mes suformavom ant šoninio pumpuro ir mes ją paliekam. O taipogi čia konkurencinga šaka. O dabar prieinam prie viršūnė. Viršūnė buvo, kaip matot, mano ranka pakelta maždaug 2,70 m aukščio. Ir mes dabar sutvarkom pačią viršūnę, nes buvo viršūnė pašalinta. Taip, tai mes
Nu, faktiškai dar gal reikėtų birželio mėnesį mes čia daryti, bet mes tokio dalyko nelabai. Ir, kaip matot, mes čia viską jau ir tą medelį viso. O, jeigu aš čia dabar gerai nufilmuosiu, tai jūs matysit visą tą medelio formą.